Sveikinuosi su šiek tiek nauja tema, buvo čia įvairiausių skandalų, skandaliukų Lietuvos sporto pasaulyje, konkrečiai apie krepšinį. Todėl šiandien pašnekėsim apie gėrimą, bet čia tai vanduo. Ne, bet iš dalies tai pašnekėsim apie skandalus ir kas bebūtų keista, šiaip ieškojau, kasgi buvo, kokių skandalų įdomių Lietuvos krepšinio istorijų. Ir žinokit, gal kažkiek net keista, bet su gėrimu tų skandalų netiek ir baisiai daug buvo. Tai tiesiog apie jį vieną ir pašnekėsim. Šiaip gal dar užbėgsiu, taip kaip aš atsirinkau, kurie tie skandalai, skandaliukai man tokį įdomiausiai pasirodė, tai tiesiog šiemet nereikia turbūt apie tai jau nešnekėsim, kas ten buvo, Puerto Rike vyko, nevyko, bet automatiškai kaip šiais laikais veikia visa žiniasklaida, kaip viską aprašo, kaip viską pamato, ką nori pamatyti, aišku, ir ką nori aprašyti. Bet seniau, jeigu atsuktume 10-15 metų atgal, tai tiesiog būdavo kažkas, paskaitai, oi čia laikraštyje kažkokią naujienėlę ir viskas, jau visi pamiršo. Tai turbūt toks įdomiausias, didžiausias, garsiausiai nuskambėt galėjęs įvykis, tai 2007 metais prieš Europos čempionato pasiruošimą, kaip 3 Lietuvos rinktinės lyderiai, žvaigždės, Jaskevičius, Songaila ir Kleiza. Per pasiruošimą, jo reikia pabrėžti, per pasiruošimą Vilniaus senamiestyje labai linksmai leido laiką, iki 5 ryto klube linksminosi, tuomet jeigu žiniasklaida nemelavo, Jasikevičius pirmas išvažiavo namo, Songaila su Kleiza dar nutarė pratęsti linksmybės, tada Kleiza dar prie Prancūzijos ambasados ir nusišlapint sugalvojo ir tiesiog toks linksmas vyrų pasibuvimas. Bet kitais laikais tiesiog porą straipsniukų spaudoje, internetas buvo dar šiek tiek kitokio lygio ir visi greitai pamiršo. Aš įsivaizduoju, jeigu dabar tai vyktų, tikrai garsiau nuskambėtų per visą žiniasklaidą. Bet trumpai dar apie anos istorijos vieną iš herojų, Jaskevičių, Šarūną Jaskevičių, kuris 2008 metais taipogi, sakyčiau, sukėlė nedidelį skandaliuką, kuris šiais laikais būtų jau žiūrimas visiškai kitaip, negu tai buvo prieš 16 metų. Tai Lietuvos rinktinė visa grįžo iš Europos čempionato ir Jaskevičių pasitiko jo tuometinė draugė Goda Alijeva, Sabutytė, ar dar kokią ten pavardę galima pritaikyti. Ir kai viena iš žurnalisčių pradėjo filmuoti, fotografuoti juos kartu, per pasitikimo ceremoniją Jaskevičius praeidamas tiesiog trenkė su ranka į kamerą, kur lyg ir pačiai žurnalistai nuo kameros teko kažkoks tai smūgis. Tai aišku, tuomet ten sekė atsiprašymas, visa kita, bet aš manau, kad šiais laikais, jeigu toks įvykis būtų, tai tikrai būtų vėlgi skandalas didesnis, krepšininkas trenkė į kamerą, vieši asmenys, jie negali nieko slėpti ir panašiai. O tuo metu vėlgi porą straipsniukų spaudoje ir visi viską greitai pamiršo. Pašnekėsim apie įvykį, kuris, manau, ne visai yra prie skandalų, bet tikrai prie labai svarbių įsimintinų įvykių, nors aš apie jį tikrai buvau pamiršęs. Ir tiesiog ieškodamas informacijos radau, kad 2004 metais spalio 16 dieną Lietuvos krepšinio lygoje įvyko turbūt didžiausia tragedija iki šiol, tai rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir Kauno Hidruvos atleto nutiko didelė nelaimė žaidėjui Taurui Stumbriui. Žaidėjas prieš rungtynes šiek tiek surguliavo, bet vis tiek žaidė rungtynėse ir antro kėlinio metu atsisėdo ant suolo ir aplinkiniai pamatė, kad žaidėjui kažkas negerai, jam pasidarė bloga. Iš akių, kaip po to gydytojai sakė, pamatė, kad toks žaidėjas kažkas tai negerai, prasidėjo traukuliai, pradėjo mėlynuot ir kol vyko greitoji į rungtynių vietą, gydytojas Narkus, Cvirka treneris, jeigu neklystų, darė žaidėjui širdies masažą, po 10 minučių atvyko greitoji, pasirodo greitoji neturėjo reikiamos įrangos gaivinti, tada laukė dar papildomai laiko, kol atvyko reanimobilis, tačiau viskas jau buvo per vėlu ir žaidėjas neišgyveno. Ir tai yra kol kas, tikėkime, kad ne kol kas, bet ir apskritai vienintelis žaidėjas, kuris mirė Lietuvos krepšinio lygoje rungtynių metu. Tokia liūdna istorija. Šiek tiek dėmesio skirsim ir moterų krepšiniui, sugrįšim į 2006 metus, kai pasaulio čempionate Lietuvos moterų rinktinė geriausią pasiekimą istorijoje pasiekė 6 vieta, bet ne viskas prasidėjo taip gražiai, kaip baigėsi.
čempionatas galėjo Lietuvos moterų rinktiniai, sakykime, netgi neįvykti, nes į jį rinktinė vėlavo, į pirmas rungtynės netvyko, buvo skaitytas techninis pralaimėjimas, tada atvyko į antras rungtynės. Bet kodėl visą tai nutiko? Tiesiog moterų rinktinės sužaidė paskutinės draugiškas rungtynės Karibų jūros regione ir jau turėjo skristi į Braziliją, kur vyko čempionatas pasaulio. Bet nuvyko į oro uostą ir sužinojo, kad skrydis yra atšauktas, o avialinijos tiesiog bankrutavo. Kaip nieko, nuvažiuoja į oro uostą, sako, soriukas, linijos jūsų bankrutavo, lėktuvo nėra, darykit ką norit. Nuskamba tikrai absurdiškai. Tada kažkokiu būdu nuskrido į Prancūziją krepšinio rinktinė, bet sužinojo, kad ten reikia pasiskiepyti ir 14 dienų praleisti karantinę. Bam, dar viena naujiena, niekur skristi negalim toliau. Bet kažkokiu būdu pavyko, aš kaip suprantu, per šiek tiek kitus ryšius pasiskiepyti, to karantino laikotarpio neišbūti. Aišku, ten buvo su skraidimais pirmyn atgal, nes nenorėjo Brazilija iš pradžių įsileisti, skrido vėl atgal į Prancūziją, bet galiausiai nuskrido jau kai vėl į Braziliją, įsileido šalis komandą ir jau tą dieną vyko antrosios čempionato rungtynės su Kanada, nugalėjo Kanadą ir apskritai, kaip minėjau, šis čempionatas Lietuvos moterų rinktinei buvo kol kas pats sėkmingiausias iš visų, užimta rekordinė 6 vieta, kad ir kaip jisai su nuotykiais prasidėjo, bet su laiminga pabaiga. O dabar šiek tiek apie naujesnius laikus, tai 2016-2017 metus ir sakyčiau, jau buvo tie laikai, kada tikrai spauda ištransliavo garsiai ir skandalas pasiekė didelės ribas ir nebuvo niekas nutilėta, tai Gedvydas Vainauskas savo garsią frazę pasakė, kad komandoje gali būti nedaugiau 2 arba 3 juodaodžiai žaidėjai, nes Pačėsas atsivežė 4, jie susibūrė į gaują, čia komandoje nėra tvarkos, vyksta nesąmonės ir panašiai. Aš manau, kad tuo metu Vainauskas galvoja, tai čia interviu duosiu, pasakysiu ir čia nieko blogo nebus. Gal dar kažkam spaudimo padarysiu treneriu ar kažkam. Bet taip gavosi, kad jau ant rytojaus Amerikos visa spauda mirgėjo Vainausko žodžiais. Ir nuo to, sakyčiau, prasidėjo ryto kitas kelias. Pats Vainauskas tokioje situacijoje atsidūręs turbūt suprato, kad sudėtinga būtų ir žaidėjus prisikviesti komandą. Ir gavo spaudimą iš aplinkos daug. Pardavė Vilniaus Ryto komandą naujam savininkam. Komanda pakeitė pavadinimo, o pats Gedvydas panašu taip ir negrįžo į krepšinį, nors buvo čia kalbų, kad ar vienur ar kitur, tačiau ar dėl amžiaus, ar dėl reputacijos, ar dar dėl kažkokių dalykų, sakyčiau, tai buvo paskutiniai tokie skambus Gedvydo Vainausko žodžiai ir akcentai krepšinio istorijoje. Jeigu pašnekėtume apie Lietuvos krepšinio rinktinę, tai sakyčiau, kad paskutinių dienų skandalas Puerto Rike nebuvo tikrai didžiausias skandalas, nes 2013 metais grįžus iš pasaulio čempionato, kai Lietuvos rinktinė užėmė 2 vietą, puikus rezultatai atrodo. 2 vieta, ko daugiau norėtų, nebent 1 vietas, bet kokiu atveju 2 vieta tikrai puikus pasiekimas. Bet grįžęs iš čempionato Kazlauskas iš karto pareiškė, kad traukėsi iš rinktinės trenerio pareigų, nes iš federacijos jaučia, kad iš savų žmonių yra kažkoks tai, sakykime, blogo linkėjimas. Buvo po to įvardintas pusiau oficialiai, pusiau ne ir Mindaugo Balčiūno vardas, kad Balčiūnas savo interesais kažkokiais tiesiog vos neužsakinėjo straipsnius, kurie darytų kažkokį papildomą spaudimą komandai, trenerių juodintų, kad žaidėjai vos negerbtų trenerio. Šiaip sunku net paaiškinti, nes manau, kad tuo metu ir vienas gal buvo pasikarščiavęs, ir kitas gal irgi neaišku, kokių interesų turėjo. Tai Kazlauskas pareiškė, kad traukėsi, tuomet federacijos prezidentas Sabonis taipogi pasakė, kad jis irgi tada pasitraukė, jeigu čia tokia situacija. Paulius Motiejūnas, kuris tuo metu dirbo Lietuvos krepšinio federacijai, pareiškė, kad irgi traukėsi, bet įvyko vėlgi ten diskusijos, tokie dalykai ir galiausiai jie
ne visi, Motiejūnas jau tada perėjo į Kauno Žalgirį, bet Kazlauskas liko prie rinktinės trenerio posto, Sabonis liko prezidentu, o Mindaugas Balčiūnas tuo metu pasitraukė iš federacijos, bet po kiek metų matom, kad Balčiūnas jau vėl federacijoje ir vyksta įdomus dalykai, ne? Gal reiktų vėl kažkokį tai judesiukų, kad įvyktų. Šiaip labai norėčiau, kad Robertas Javtokas mestų iššūkį federacijos prezidento rinkimuose, o ką jūs manot? Kas norėtumėt, kad būtų sekantis federacijos prezidentas? Gerai, prieš paskutinę vietą. Antrą vietą turbūt atskirčiau netgi ne vienai konkrečiai istorijai, o dviem istorijom, kurios labai panašios ir sakyčiau, aišku, jau buvo tikrai gerai aprašytos, nebuvo ten kaip tais senesniais laikais, kad tiesiog viskas toj pamiršta, buvo tikrai daug diskutuojama, bet manau, kad šito topo jos vis tiek nusipelnė. Tai pirmiausia, Kurtinaičio ir Adomaičio pasikeitimo istorija, kai Kurtinaitis dar treniravo komandą, bet jau pasklido gandai, kad jau nors sezonas nesibaigęs, Adomaitis jau vos neturi sutartį su Rytu, jau susitarė. Tai tuo metu irgi Ryto komandai buvo labai didelis bardakas, žaidėjai nesuprato irgi, čia trenerio klausyt, ar jau čia to reiks kito trenerio nurodymų klausyt. Tai labai didelis bardakas ir toks skandaliukas buvo, sakyčiau, aplink Ryto komandą. O visai nesenai turėjom ir kitam Lietuvos grande panašią istoriją, kai Kazys Maksvytis jau beveik atleistas treneris, Andrėja Trinkieri nupirkti bilietai, turi už pusdienio atvykti į Lietuvą, atvykti ir prisistatyti Žalgirio komandai ir fanam. Tačiau visą tai sužinoja, sakykime, tam tikri žaidėjai ir fanai, išreiškė savo garsiai nuomonę. Taigi buvo specialios konferencijos, čia mes Kaziu pasitikim, čia atšauktas Trinkieri vizitas ir paliktas Kazys treneriu, bet kai pamatėm, kad tai truko labai neilgai ir labai greitai vis dėlto Trinkieri tikrai atvyko į Kauną, pakeitė Kazį. Tai sakyčiau, dvi tokios labiausiai man įsiminusios istorijos, kai treneris keičia trenerį ir, sakyčiau, ne pačiu gražiausiu būdu, kai yra slepiama, yra kažkas tai šnekama už akių, bet istorijos, kurios jau tikrai, ypač ta, kuri dar Kurtinaitis Adomaitis vyko šiek tiek seniau, ten 18, jeigu neklystu metais, o jau paskutinė, tai tikrai pamatėm, kaip veikia Lietuvos krepšinio žiniasklaida, kaip viskas buvo greitai išrišta, pamatyta, apšnekėta ir kasgi ta pirma vieta. Ogi tikras stebuklas, Vladimiras Romanovas. Atsiminkim tą istoriją, kai taip, Žalgiris buvo labai prastoj situacijoje, apie 25 milijonai litų, tuo metu dar litų skolos, ateina išgelbėtojas ūkio banko savininkas Vladimiras Romanovas. Ir iš pradžio atrodė tikrai labai visa graži istorija. Komanda renkama tikrai stipri, graži, čia skolos grąžinamos, su žaidėjais atsiskaitama, viskas labai tvarkoja. Tačiau kokį tada prasidėjo cirkai, aš galima iš karto paminėti, kad jeigu atėjęs rado apie 25 milijonus litų skolos, tai palikdamas komandą paliko su maždaug 40 milijonų litų skola. Vau, skaičiai įspūdingi, bet kas turbūt toj visoj čia būtų galima apie šitą visą istoriją pasakot, esu tikrai ir perskaitęs ir knygą, Jono Miklovo yra parašyta apie visą tą istoriją, labai nebloga knyga, jeigu kažkas neskaitė, bet turbūt pats įspūdingiausias toks momentas, kas įsiminė, tai LKL finalas, kai finalo metu buvo atleistas treneris Darius Maskoliūnas. Tokiais žaidžiančiaisiais treneriais buvo paskirti tiek Dainius Šalenga, tiek Markusas Braunas. Komanda buvo visiškai, nežinau, pastatyta į kokią situaciją, tai tiesiog didžiausia pagarba tuo metu žaidėjam, kurie atstovavo tuo metu tai komandai, nes finalo serija buvo 4-3 pralošta Vilniaus Ryto komandai, tačiau atsižvelgiant kokioj situacijai buvo komanda, be trenerio, be palaikymo iš vadovybės ir panašiai, tai serija buvo fantastinė. Aš jau atsimenu tada taip, Kauno sporto halėj ten ėjo plakatai apie Buratinus, apie visą kitą, bet buvo tokia situacija ir tiesiog nebuvo kitos išeities, kaip tiesiog komandai žaisti. Tai turbūt komandos savininkas, kuris tiek atsiminus futbole, tiek krepšinė visada ateina
kaip išgelbėtojas, bet galiausiai komanda palieka su dar didesniem bėdom, ne tik tai apie Žalgirį, kalbant atsiminus, kaip buvo su FBK Kaunu, Edinburgo Hearts. Tai įdomus veikėjas, kuris, manau, kad daugam paliko tikrai daug įvairių atsiminimų, bet čia turbūt irgi būtų galima prie tų skandalų priskirti, kur tuo metu žiniasklaida tai būdavo straipsniuką, kažkas parašo ten, sakykime, ar spaudoje, ar internetiniam jau puslapį, gal buvo šiek tiek populiariau, bet nebūdavo jokių podcastų, nebūdavo nieko, nes tuo metu, jeigu dabar kažkokie panašus dalykai vyktų, tai aš įsivaizduoju, kad wow, būtų bombos didžiausias, visi podcastai laivus darytų, šnekėtų kaip čia kas, o tuo metu, nu ką, straipsnį vieną kitą parašai, komandos savininkas taip elgėsi, kvailai elgėsi, bet taip viskas gan ir nutyla. Tai tiesiog toks mano topas apie sporto įvykius, tiksliau apie krepšinio įvykius šiuo atveju. Vienus, manau, kad visi atsimena labai gerai, kitus jau tikrai buvo pamiršę arba netgi nežinojo gal, kad prieš ten 10 ar 15 metų kažkaip tai taip vyko ir buvo tokie nuotykiai krepšinėje. O tu jeigu pažiūrėjai šį video, tai palaikink, pasubscribink ir dar komentaras parašyk, kas tavo yra tas topinis įvykis Lietuvos krepšinio istorijoje, kas paliko tą tokį didžiausią įspūdį ir netikėtumą.